Pavyko kažką padaryti? Žinokit, atsirado nauja aplinkybė. Pasirodo, Kastytis šaudė į nuvažiuojantį žmogų. Sudėtinga situacija, todėl kai kas pasikeitė. Kiek? Laukit 5 prie kriminalinio biuro. Ačiū. Ką čia reiškia? Kodėl tą Kaunecką čia parvežė? Taip turi būti. Kas turi būti? Nu taip turi būti. Išvežėm vieną ligoninę, apsišvietėm, dabar naujos vietos ieškoti reikia. Ką tokį išvežėt? Hardo draugelis. Mangirdas Sutkus. O Hardas prisipažino? Nu, tai kad mažai tardėm dar. Prisipažins. Kristupas kur? Nu grįž, kas tau yra. Girdi, valgyt nieko nėra. O tai kodėl klube nepavalgė? Nu, uždarėm virtuvę, šefą atleidau. Kodėl atleidot? Nu, šudinai gamino ir atleidau. Ką, pinigus už nieko mokėti. Nu, pats kaltas. Tu negali nors kartą paruošti, kad nors. Aš tau tarnaitė kokia, ar ką? Ko tu tokia nervinga šiandien? Gerai, ką policija nustatė? Ką nustatė? Nustatė tas, kur šaudė ir prisišaudė kažkoks Robertas Mazūra. Iš Airijos. Iš Airijos? Tai vadinasi samdytas. O kas motociklą vairavo? Šitą nenustatė. Nu tai ką, tai gal dabar jau policija pradės judėti? Gali nuvažiuot, pajudinti. Nu tai ką, tai galiu paskambinti Davidaitytei ir pasikalbėsiu. Gali Davidaitytei į Subinę dabar jau papūst. 6 valdyba viską perėmė. O, čia tai jau blogai. Čia labai negerai. Nu nieko, patys įsiaiškinsim. O, bravo! Puikiai suveikta. 2 kaladėlės. Mano dalis. 3 kaladėlės. Bravo. Šarkių neprasitari? Nebaigta. Jiem nereikėtų apie mus žinoti. Mūsų alijanse jis gali įžvelgti grėsmę. Bet aš grėsmę matau kitur. Broliai Umarai. Ir ko su jais? Aidaros nekontroliuojame. Aš jiems sakau, paleiskit Kaunecką. A jie man sako, nesikišk. Man, generalinė,
Debilai, nu. Nu, tas negerai. Tas negerai. Tas labai blogai. Tai reikia ieškoti kompromato prieš humorus. Bet aš važiuodamas ir pagalvojau, o jeigu tą bylą atnaujinus, Kokia byla? tą dėl Rolando Vandžio. Nereikia. Supratau. Gal reikia pasidomėti jų finansinę veiklą? Nustatyti ryšius su kitom grupuotėm. Svarbiausia tokiam tyrime ant savęs neišėjai. Gerai, kaip ten su tom Angirdu Sutkum. Pati Kauneckienė slaugo. O, Oficiali versija, kad rado sumuštą prie klubo. Daugybiniai smūgiai, būklė sunki, bet gyvens. Čia viskas surašyta. Žadėjau Kauneckienei tą klubą patikrinti. ne. Nereikia. Kol kas neerzinkim. Daromės pinigus ir daromės ramiai. Patrauk nuo stalo. Negražiai atrodo. Kasti. Kas čia darai? Sėsk į mašiną. Iš kur tu sužinojai, kad mane paleidžia? Aš to pasirūpinau. Rimtai? Tu ką kažkam sumokėjai, kad mane paleistų? Taip. Kam? Kiek? Nesvarbu, žadėjau nesakyti. Sofija, niekam nereikėjo mokėti, taigi mane ir tai būtų paleidę. Ten savigina buvo 10 liudininkų. Tik kaip suprantu, aš ir nesulauksiu. Mesgi išsiskyrėm. Mūsų nieks nebesieja su... Aš nesuprantu. Tave pavežt? Tai ką su Kaunecku darysit? Nušausim. Nu, aš rimtai. Nu, rimtai nušausim. Nu ir kas tada? Laužėsim kaulus, kol prisipažins. Ir?
Tada nušausim arba nenušausim. O jam gal kokio vandens nunešt? Tai gal dar pyragą iškepk? O paskambinsiu paklausti, kokį mėgsta. Labai juokinga. Obuolių ar kriaušių. Alio? Miega dar. Pažadint? Nu ką, pratęsim. Gali eit parūkyti. Tai kiek sumokėjai už mano paleidimą? Negaliu sakyti. Kad tu manim nepasitikė. Tugi žinai mane, jeigu aš pažadu nesakyti ir nesakau, laikausi žodžio. Gerai, pamirštam. 60 gabalų. Tai kam tu čia tiek sumokėjai? Negaliu sakyti. Prokuroriai Dovydaitytei. Dovydaitytei? O kada šitą pradėjo kištis? O kas neima, visi ima. Gerai, bet mane paleido Šarkys. Į balą pinigus išmetė. Svarbu tu laisvė. Iš kur tu tiek pinigų gavai? Pamiršai? Šitą. Kas čia? Įdėjau 50 gabalų. Jie tavo. Ta prasme. Mūsų keliai išsiskiria. Aš savo, tu savo. Lengvai atėjo, lengvai ir išėjo. Tai kas ten šaudė? Neįsivaizduoju. Jeigu čia Kaunecko darbas, tai jamgi tik manęs reikia, kam jam į kitus šauti. Ne, tikrai ne Kaunecko darbas. Tu iš kur žinai? Žinau, kalbėjau su jo sakymais. Kada tu čia su juo bendravai? Jis man ir patarė kreiptis į Dovydaitytę. Gerai, o kodėl čia ne jo darbas? Jeigu būtų jo, jis būtų seniai pabėgęs, o netrintųsi čia mieste. O tai kas ten šaudė? Pažįsti? Nežinau, nepažįstu. Kažkoks Robertas Mazūra iš Dublino. Ačiū.
Richardai. Kokius sapnus tu sapnuoji? Kaip atvažiuoja tavo kileriai ir mūsų visus iššaudo. Kaip tu iš jūsų užmiegi? Noriu panalizuosiu tavo sapną. Tu duodi įsakymą mus visus išžudyti. Mangis stovi ant šukerio. Koordinuoja viską. Duoda signalą kileriams. Jie atvaro su motociklais. Per mano brolio gimtadienį. O žinai, ką aš sapnavau? Iglę. Ane? Palauks manęs. Žinoma. Nieko kito ir nedarau. Gerai, aš porą žodžių persimesiu. Sėjas. Tiks. Paleido? Jo, paparašau. Kur esi? Henrikas Puskardo. Rankas! Rankas, kad matyčiau! Lipk. Klausyk, tu važiuok, palik mane čia. Lipk, pasakiau!